Hallo, heute nehmen wir das Thema Passiv. Passiv neveikiamoji rūšis. Pas mus buvo prieš tai viskas aktiv, ja, aktiv. Und was ist das Passiv? Zum Beispiel sehen wir auf diesen Satz. Die Arbeiter bauen das Haus. Aktiv. Wer was machen? Ne? Die Arbeiter bauen. O neveikiamoji rūšis, veiksnys jau bus das Haus. Das Haus, namas, kuris negali atlikti veiksmą. Ane? Ir pasyvas yra pagalbiniai veiksmažodžiai werden. Ir passive presence bus das Haus wird gebaut. Werden plus Partizip 2. Toliau yra diese Arbeiter von Dativ arba durch Akkusativ. Von Dativ, jeigu gyvas, durch Akkusativ, jeigu negyvas, ane? Zum Beispiel, der Fernseher wird von meinem Vater repariert. Aišku, ane? Arba das Haus wird durch das Erdbeben, žemės drebėjimas, durch das Erdbeben zerstört. Ja, čia yra pasyvas. Ir pasyvo laikai. Pasyvo laikai. Werden plus Partizip 2, Presens, Präteritum, visa istorija parašyta pasyv preteritume. Werden preteritume plus Partizip 2, ja, wurde plus Partizip 2. Būtinai reikia nurašyti, pakartoti, kas tą nepadarė, išmokti dabar werden asmenavimą. Ich werde, du wirst, es wird, werden, werdet, werden. Čia yra wurde. Wurde plus Partizip 2, wurdest, wurde, wurden, wurdet, wurd. Passive perfect. Sein plus Partizip 2 plus worden. Partizip 2 worden nesikeičia ir stovi sakinio gale. Asmenuoti reikia tik veiksmažodį sein. Ja, kurį, manau, mes žinom. Ja? Kas neatsimena, tai čia irgi nurašyt. Dabar prie pasyvo irgi toks svarbus, pavyzdžiui, dalykas perfektas sein plus Partizip 2. Bet aktyve mes žinom, kad perfektas sudaromas haben sein plus Partizip 2. O pasyve pagalbinis tik sein. Tai va čia pats svarbiausias dalykas, bet čia ne perfekto, o visą pasyvą sudaro veiksmažodžiai. Atsiprašau, bet perfekte aiškiau matosi. Pasyvą sudaro veiksmažodžiai, kur aktyve perfektą darė su haben. Su sein judėjimo veiksmažodžiai, būsenos pakeitimas ir sein, bleiben, werden ir toliau mūsų išimtis nesudaro pasyvą. Toliau, čia vat iš teorijos, pluskvamperfektas sein preteritume. Var
plus particip 2 plus worden. Dar pats svarbiausias dalykas, tas worden yra seniausia forma nuo geworden ir forma worden liko tik pasyve. Jeigu jūs skaitysit, matysit kažką tai jūs turit žinoti, kad čia 100% pasyvas. Jeigu matysit tą worden. Ir būsimasis laikas. Werden plus particip 2 werden. Particip 2 ir werden pačiam gale formos nesikeičia. Stovi sakinio gale, nesikeičia. Asmenuojasi tik pirmas pagalbinis werden. Ir šitas passive future naudojasi labai dažnai business Deutsch. Bus užsakyta, bus pristatyta, bus atvežta ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jūs galit laisvai panaudoti rašant oficialią briefą. Jeigu reikės, tai tą pasyvą galima panaudoti. Fondativ vartojamas apie asmenį, durch apie savoką procesą. Der Fernseher wurde von meinem Vater repariert, arba das neue Hochhaus wurde durch das Erdbeben zerstört. Taip. Ir machen Sie bitte alle Passivformen. Der Vater liest jeden Tag das Buch. Jūs turit šitą sakinį padaryti passive presens, passive preteritum, passive perfect, passive plusquamperfect ir passive future. Dar noriu pasakyti, kad tas pasyvo formos irgi naudinga žinoti ir labai daug kur galima panaudoti. Pavyzdžiui, das Mittagessen ist gemacht worden. Der Kuchen ist gebacken worden. Oder das Brot ist gekauft worden. Der Salat ist gewaschen worden. Ta prasme, šitos formos yra šnekamoj kalboj reikia žinoti. Der Vater liest jeden Tag das Buch. Mums reikia pasyvą. Reiškia, veiksnys jau bus das Buch. Das Buch, passive presens. Das Buch wird jeden Tag von meinem Vater gelesen. Passive preteritum. Viskas, mes tą rėmelį jau padarėm ir tik pagal laikus asmenuojam. Das Buch wurde jeden Tag von dem Vater gelesen. Passive perfect. Das Buch ist jeden Tag von meinem Vater gelesen. Plusquamperfekt. Das Buch war jeden Tag von meinem Vater gelesen worden. Ir ten pamiršau worden pasakyti. Ir passive future. Das Buch wird jeden Tag von meinem Vater gelesen werden. Čia mūsų pasyvas. Geriausiai buvo aišku parašyti ir po to patikrinti, arba dabar pažiūrėsit ir padarysit pagal tą lentelę, pamokoje pažiūrėsit,
ką reikia atlikti. Čia vat mes pakartojom pasyvo formos, nes žiūriu labai daug kas neatsimena. Ane? Nu ir galima sukurti ir savo sakinius, savo pavyzdžius. Für heute alles. Viel Spaß. Tschüss.